Ikeras Iturbė yra įmetęs 2 iš 2, jie pagrindiniai Žalgirio komandos žudikai, kalbant apie tolimus metimus šios dienos rungtynėse. Dežuanas Kovinsas, Paulius Jankūnas. Markusas Braunas laisvas iš 3 taškų zonos, pataiko Markusas Braunas, pirmasis jo taiklus tolimos metimus, galbūt ne paskutinis šį vakarą, lygu 48-48, sužaidus 2,5 minutės. Trečiajame rungtynių ketvirtyje varžovo atsakymas šį kartą nepataiko. Jeremos Tunčery, tai yra, atsiprašau, Raulis Lopesas ir Žalgirio šansas įsiveržti į priekį. Braunas prieš jį Aleksas Mumbrų. Žaidėjas, kuris yra aukštesnis už Markusą Brauną. Mamudu Džiajus atmeta kamuolį atgal. Markusas Braunas, dar vienas taiklus jo tolimos metimas. Na, iš tikrųjų, kartais Markusui Braunui tik tiek ir tereikia. Pirmo taiklaus metimo ir pajutimo, kaip viską reikia daryti. Šito atrodo net nebandė atakuoti Markusas Braunas, o dabar 2 tritaškiai. Žalgiris priekė 51-48. Mamudu Džiajus dabar gynėsi atsargiai, išvengė pražangos ir svarbiausia nepataiko Felipe Reyesas. Braunas, dar vienas metimas iš 7 metrų, dar kartą pataiko Markusas Braunas. 3 tolimi šūviai iš eilės, 54-48. Na štai taip, Žalgiris pademonstravo, jog turi neblogesnį sniperį nei Luisas Balakas. Raulis Lopesas. Ir koja liečia kamuolį Markusas Braunas, tai reiškia, jog Madrido Realas ne tik išsaugo kamuolį, bet ir gauna naujas 24 sekundės šiai atakai. Nebloga proga buvo dabar perimti šį kamuolį. Mamudu Džiajus sėdasi ant suolo, Aurelijus Žukauskas aikštelėje, Čarlzas Smitas taip pat joje. Čarlzas Smitas šį vakarą kol kas yra pelnęs 2 taškus, abu jos nuo baudų metimų linijos ir prametė abu savo tolimus metimus. Tačiau šio krepšininko sugebėjimai yra aiškus ir panašus į Markuso Brauno, kuris gali tylėti 2-3 kėlinius, o po to pradėti šaudyti, taip kaip tai jau padarė Markusas Braunas. Na dabar rungtynių arbitrai atrodo nėra visiškai apsisprendę, ar reikėtų skirti Madrido Realo komandai naują 24 sekundžių laiką. Ar ne, vis dėlto atrodo šiaip techninės problemos su laikrodžiu. Čia Mamudu Džiajus tarp 2 varžovų ir protingas sprendimas. Atmestas kamuolys atgal. Ir atmestas tam krepšininkui, kuris su kamuoliu prie tritaškio linijos likęs laisvas, žino, ką daryti. 3 Markuso Brauno tritaškiai iš eilės. Ir Žalgiris priekyje 6 taškų skirtumu. Šiandien Žalgirio varžovas yra Ispanijos čempionas ir komanda, kuri pirmauja stipriausioje, neabejotinai stipriausioje Europos krepšinio lygoje. Ir šį sezoną 16 pergalių ir 4 pralaimėjimai. Toliau ten Vitorija Stal Ceramika, Badalonas Juventudas, Bilbao ir Bentije ir Barcelona turi po 14 pergalių ir 6 pralaimėjimus, nors aišku visi štai tie rezultatai kol kas sąlyginiai ir tik tai suskirstysiantis komandas į tam tikras progas atkrintamose varžybose, o jose gali nutikti visko. Na, kad ir paskutinysis Ispanijos čempionato turas, kuriame Madrido Realo komanda 2 taškų skirtumų pralaimėjo Vitorijos Stal Ceramikai. Be to, Madrido Realas nors ir yra Ispanijos lygos lyderis, jis pralaimėjo Ispanijos karališkosios taurės pusfinalį Badalonos Juventudui ir neiškovojo titulo, kurio be abejo norėjosi karališkajam klubui, pražanga Pauliui Jankūnui. Dabar prieš Felipe Reyesą Žalgiris vėl artėja prie 4 komandinių pražangų ribos. Trečioji pražanga Pauliui Jankūnui. Felipe Reyesas pataiko šį kartą baudos metimą. Felipe Reyeso sąskaitoje jau 12 taškų. 13 yra metęs Luisas Balakas. Jie yra Madrido Realo komandos lyderiai pagal pelnytus taškus. Paulius Jankūnas sėdasi ant suolo, vietoje aikštelėje Goranas Jurogas. Na, 3 pražangos Pauliui Jankūnui. Be to, Žalgirio
treneriai šiandien panašiai kaip ir Madrido Realo komandos strategas. Krepšininkus keičia pakankamai dažnai. Gorano Juroko metimas iš 3 taškų zonos. Goranas Jurokas nepataiko ir kamuolys atitenka Madrido Realo krepšininkams. Toks yra rungtynių arbitro sprendimas. 50-54. Kova dėl atsakos su kamuoliu. Vis dar labai aiškiai Madrido Realo komandos naudai. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus faktorius, tačiau prisiminkime vakar dienos rungtynės, kada Vilniaus Lietuvos Rytas užtikrintai laimėjo kovo dėl atšokusių kamuolių prieš Vitorijos Tau Ceramiką, tačiau vis dėlto tas rungtynės laimėjo Vitorijos ekipa. Dežuanas Kolinsas. Marko Popovičius prieš Luisą Balaką, Aurelijus Žukauskas, jo užtvara, Dežuanas Kolinsas, jo metimas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti Dežuanui Kolinsui jau antrą kartą šiandien. Varžovo atsakymas Čarlzas Smitas iš eigos, netaiklus jo metimas ir atodusis Vista Alegre sporto rūmų tribūnose, dėl to, kad Čarlzas Smitas irgi yra štai tokių metimų specialistas. Kolinsas pro galinę liniją, pražangos nėra ir perdavimas netikslus ir Žalgiris praranda kamuolį. 4 minutės ir 41 sekundė iki šio kėlinio pabaigos. Rimantas Grigas. Ir jo patarimai Žalgirio krepšininkams. Čarlzas Smitas, Aurelijus Žukauskas atskubėjo pagalbą Markusui Braunui, kuriam šį kartą nefiksuojamas žaidimas koja. Varžovas pataikė kamuolį į ją, o Dežuanas Kolinsas šiandien yra ne tik atidžiai prižiūrimas, bet tarkim ir šioje situacijoje patikimai užsiimantis pozicijas po savojų krepšių varžovo aukštaūgiai nesudarė tokios galimybės įmesti kamuolį, tarkime, Aurelijui Žukauskui, kad šis užbaigtų ataką. Tarpu paties Dežuano Kolinso metimas buvo iš sudėtingos situacijos, o Madrido Realas ir toliau kerpa Žalgirio komandos pranašumą. Dabar jau iki 2 taškų, 52-54. Tuo tarpu Sienos Montepaschi 15 taškų skirtumų laimi prieš Belgrado Partizaną. Goranas Jurokas ir pražanga prieš jį. Naujienos iš kitų arenų tokios. Olympiakos ekipa 21 minutė, 30-31. Taškas į tašką kovoja su Tel Avivo Maccabi. Barcelona 7 taškais, 46-39, 25 minutė pirmauja prieš Malagos Unicaja. Dar kartą priminsiu, Stambulo Fenerbahče Ulker krepšininkai. Žaidžiantis Lietuvos Ryto grupėje šiandien išvykoje nugalėjo Salonikų Ari. Pataiko baudos metimą Goranas Jurokas ir tai yra pirmasis jo taškas šios dienos rungtynėse. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Mantas Kalnietis aikštelėje, taip pat joje Mamudu Džajus, o čia joje Keremas Tilčery, keičiantis Raulį Lopesą. 56-52. Luisas Balakas. Felipe Reyesas. Čarlzas Smitas. Labai mobilus Madrido Realo komandos penketas. Dabar aikštelėje Žalgiris gali, aišku, pamėginti išnaudoti Mamudu Džajev ir jo 2 m 12